Sveiki tankistai, su jumis Kotys ir dar vienas mūšis iš Virgilijaus su naujuoju žvėrim objektu 277. Nežinau, pats aš abejoju ar eisiu link jo. Kažkaip tai, patys žinot, mano laiko sąnaudas sūnums dabar jau eina, kaip sakant, šeimai ir nežinau, neturiu laiko grindint, nes man atrodo, ir tuo labiau nežinau, ar vertas jisai labai per daug dėmesio ar ne. Pavyzdžiui, kaip Virgilijus minėjo, tai jisai labai panašus į VZ 10 lygio VZ 5A, 111 5A, tik tiek, kad patranka pas jį nusileidžia 6 laipsnius vietoj 7. Kas daugiau, kitas, galbūt bokštelis turi mažiau silpnų vietų, arba, gal ne mažiau, bet jos mažesnis, nes, pavyzdžiui, pas pas Vazeliną, tą 5, jos tokios biški truputėlį didesnis ir taiklesnis tankas gali ten visai pramušti pakankamai lengvai. Tai va, pa šitą yra tikrai mažesnis, pavyzdžiui, per Kalniukovą ten tankuojat, yra pakankamai sudėtinga jį ištaikyti. Greitis koks pas tanką čia maksimalus, nežinau, turbūt ten apie 50 km, šaudo turbūt kas 11 sekundžių, nesigilinsim ten po kablelio, kas ten darosi. Pas Virgilijų tankas šaudo 9,3 sekundės, jis parašė savo laiške, vien dėl tos įrangos, jis jau sudėjo įrangą visą ir visą kitą. Tankas istoriškai, man atrodo, jisai buvo, kaip sakant, autoloaderis, nežinau, žaidime jisai tiesiog po vieną šūvį daro, nes dėl to autoloaderiškumo jisai ir turėjo tą prailgintą bokštelį. Bet žaidime turbūt jisai būtų truputį OP, būdamas autoloaderis ir darydamas po 490 žalos. Tai va. Taigi, matom, Virgilijus čia atvažiavo į miestelį, už kampuko su draugeliu susėdė, laukia aukų. Ten prieš už kampo galybės. Objektų irgi, kaip matot, galybės, kiek čia, 5 pas juos ir 5 pas priešus. 490 žalos per šūvį, tikrai smagu iš tikrųjų. Kaip sakant, 4 šūvius padarei per mūšį. Sužeidėjai priešus ir, kaip sakant, žiūrėk, jau eini savo ramiai į pliusą, ar ne? O, čia dar šitas bazę užgrobinėti reikia, tai jie čia ir sėdi bazėje. Net kreipiau dėmesį iš pat pradžių. Tai va, aš šito režimo pats asmeniškai nelošiu, truputį man jisai per, kaip sakant, toks per daug stresą kelintis. Taigi, kankorėžis įsiveržė. Deja, priešai, kaip sakant, jo kankorėžį paliko vieną, nes atrodė, kad tuoj visi važiuos ir turbūt būtų jiems čia pridirbę biškį nemalonumų, bet dėja kankorėžiukas išvažiavo vienas ir gavo į snapą labai staigiai. Kitas dalykas, priešai kažkaip neapsisprendžia, ar tai jiems išvažiuoti, ar tai grįžti atgal, ir dėl to tas leidžia Virgilijaus komandoje labai sėkmingai, žiūrėk, jisai gauna atgal irgi visai po 500 su virš gyvybių, eikti savo. Likusiai one-shotinė, sakyčiau, dabar. Priešų komanda laimi tanko. Ten, man atrodo, priešų komanda labai į slėdį nusiveržė kažko tai ir tikisi ten kažko tai turbūt apvažiuoti juos. Tai va, ir jo draugas jau one-shotinis, jisai one-shotinis. Draugas, kaip komandos draugas. Kas ten pas mus darosi, pas Virgilijų, Leopardas, tai pas Dievis objektas, nelabai linksma. Atskubėjo, blemba, ir sudegė. Tai va. Truputį jie čia, kaip sakant, įstumtai pakankamai, nunerfintasis objektas 208. Čia kaip ant peilio ašmenų vaikšto, todėl kad jeigu jis ten gali išvažiuoti, jam gali labai iš šono dabar duoti. Žiūrėk, 557, veikti savo, dar ir uždegė. 4000 padaryti žalos, kiek čia. Pribaigs. Valio, pribaigė. Šaunuolis Virgilijus.
turėčiau aš turbūt jį vadinti kuras XDF arba kuras tiesiog, antra auka. Kaip ir, kaip sakant, tradicinė priešų klaida, tai yra po vieną tanką važiuoti ant, kaip sakant, ant grupės tankų. Kita vertus, dabar tas jo komandos draugo lavonėlis jam gali visai neblogai padėti, tai yra pridengti jo korpusą ir tas leis jam išgyventi. O tankas turi pakankamai tvirtą bokštą su labai mažom silpnom viečikėm. Na, o šaus per vazoną gal? Sakyčiau, turėtų. Kažkur ten, ne. Sprogstamaisiais šaudo, man atrodo, jis 7 dabar. Priešai padarė iš tikrųjų didelę klaidą. Jo, sprogstamaisiais. Kad nuvažiavo labai ten daug tų priešų į slėnį ir ten jie stumdosi, taip liktais reikėtų bazę užgrobinėti. Tuo metu Virgilijaus komanda savo kapoja jų komandos likučius viso gero. Jisai 7, man atrodo, viso gero. Kiek jau 2 lavonėliai, 6000 žalos. Ne, iš tikrųjų smagu, kai tankas daro žalos, kaip sakant, po 500 žalos per šūvį. Tikrai smagu. Ir kai dar jisai greitas, man atrodo, su tokiom tendencijom iš Wargamingo, man atrodo, to nebereikės jokių vidutinių tankų, todėl kad šitie sunkieji tankai lakstys viskas. Priešų komanda pralošė. Nes sunkieji tankai lakstys, pažiūrėkit, kiek čia 50, kaip ir minėjau, 50 km, aišku, čia nuokalnė dar yra. Bet vis tiek pakankamai greitai, nes nedaug, kaip sakant, vidutinių tankų gali aplenkti važiuoti tokiu greičiu. Tarsi ne. 8 lygio tankų. Žiūrėk, aviliai visokie traiško, nekenčia bičių Virgilijus. Nes žemėlapis atrodo super. Man atrodo, aš dar nesužaidė šitam žemėlapį. Taigi, bus dar vienas lavonas? Man atrodo, bus. Iš tikrųjų smagu, kai gali artilerija užmušti iš vieno šūvio. Ir užsitaiso per 9 sekundės. Jo. Neblogas tankas. Gali pasakyti, atrodo visai pakankamai neblogas. Greitas, pakankamai manevringas, daro daug žalos, visokiam snapshotus daro, kaip matėt, nereikia per daug taikytis. Man atrodo, taikiklis susiveda per 2,5 sekundės standartinis. Dar bus vienas viso gero. 6 lavonėliai. Šaunuolis. Virgilijus nieko iš jo ir nesitikėjau. Aišku, ne 10 000 žalos, tik tai 7,5 beveik. Ir asisto 130. Menkai Virgilijau, menkai. Juokauju, aišku. Pažiūrim, kokie pas jį rezultatai. Taigi, meistras. Visokie tie riperiai, čia dėl to, kad tos primušė iš vieno šūvio nušovė porą tankų. Top Gunas, didelis kalibras. Ir, kaip matot, pirmas iš komandos. Iš tikrųjų, šaunų žaidimas. Atrodo, kai žiūri tokį mūšį, kad nieko jisai mandro nepadarė, ne? Sėdėjo už kampo, šaudė ir ten, kaip sakant, ir laimėjo, prišaudė daug, bet nieko mandro nedarė. Tiesiog slėpėsi už kampo ir šaudė, ne? Atrodo, visi mes galim tą padaryti. Bet dėja, kažkaip neišeina dažniausiai. Tai iš tikrųjų galybę žalos pridarė. Nepastebėjau, auksų šaudė, gal kažkaip tai į pliusą neišėjo. Keistoka. Ir atsintė jisai dar vieną screenshotą. Kas čia per grafiką dabar? Jisai, akivaizdu, kad pagal tuos screenshotus sprendžiant, matosi, kad Virgilijus žaidžia dargi net nesu geriausia grafika, kuri iš tikrųjų duoda neblogą privalumą. Tie geras kompas prieš blogą kompą. Matot, jisai sudėjo tuos pagerintą visą, kaip sakant, įrangą, dėl to užsitaiso pas jį pakankamai greitai. Šaunuolis Virgilijus, kaip sakant, paaukojo tankui galybės resursų, nes iš tikrųjų negali tais resursas taip švaistytis. Tai mūšis geras, tankas geras. Priekis irgi įdomus, kaip matot, truputį nėra to tokio, kaip sakant, lydekos nosies, kaip kad, pavyzdžiui, pas tą
Vazeškina 11 penkia, nes jisai, tada man atrodo, šūvis, gali bent jau porą šūvių iš kokio didesnio atstumo paimti ir atmuš su šitais korpusų šarvais. Ir apatinė plokštė nelabai didelė, nelabai. Gal ir nieko iš tikrųjų tankas, galbūt galima būtų link jo ir daeit, nes sprendžiant iš Virgilijaus žaidimo, tai atrodo tankas super, ne? Tai va, bet kaip paprasto žaidėjo rankose jisai elgtųsi, jau čia kitas klausimėlis. Tai va, na ką, šaunus mūšis Virgilijau, visiems kitiems linkiu tokių pačių rezultatų, arba bent jau pusė tokių pačių rezultatų, kaip sakant, pasiekti bent pusę to. Aš pasiekęs pusę to būčiau laimingas žaidėjas. Bet ne visą laiką man tas pavyksta. Tai va, na tai ką, tiek šiam kartui, pamatėm naują tanką, žinom, ką su juo daryti, sudėti naują įrangą, labai prabangiai ir eiti visiems veidų daužyti. Aišku, na ką, sėkmės mūšio laukia ir iki tankės tai.